1940 rugsėjo 4-ąją Sugihara su šeima Berlyno traukiniu palieka sovietų aneksuotą Lietuvą. Naciai iš visų savo geidžiamų teritorijų stumia žydus, bet pasaulis jų nepriima. Prasideda virtinė istorijų, kurios veda prie baisiausių nusikaltimų žmogiškumui. Japonų angelas Chiyune Sugihara. Šiandien 19:30 per LRT. Gera muzika ir seni draugai susitinka festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 22-23 dienomis. Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šių metų Sidabrinės gervės nominuotų ir laureatų darbai aplankys 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja Avaka, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras. Daugiau informacijos portale sidabrinėgervė.lt. Tarp senamiesčio šešėlių ir neono šviesų, tarp praeities vizijų ir ateities garsų. Šiuolaikinio miesto festivalis Audra, Kaune, rugsėjo 18-21 dienomis. Transliaciją remia Akiniai Filman. Dabar matau ryškiai. Lengvosios atletikos deimantinė lyga. Aukščiausio lygio pasaulinės lengvosios atletikos varžybų serija. Stebėkite mūsiškių startus ir nepraleiskite Mykolo Aleknos disko metimų. Penktadienį 19:50 tiesiogiai per LRT+. Rachel kasdien važiuodama traukiniu stebi tobulą gyvenimą. Tačiau vieną dieną ji išvysta tai, ko neturėjo pamatyti. Ar tai jos vaizduotė, ar siaubinga paslaptis, kurią ji privalo atskleisti. Įtempta drama. Mergina traukiny. Penktadienį 22:15 per LRT televiziją. Nepriklausoma ir užsispyrusi mergina ūkyje puikiai susitvarko pati, kol pasibeldžia visa griaunantys jausmai. Jaudinanti drama. Toli nuo skubančios minios. Šeštadienį 21 valandą per LRT+. Daugiau filmų LRT epikoje.